Į praeitį dairytis ne visada norisi, ypač jei tos praeities detalės pakeitė kur kas malonesni ir jaukesni dalykai. Tačiau tikrai nepaneigsi, kad taip gyvenome, o kai kas taip gyvena ir šiandien. Aš pats užaugęs tokiam name, kur buvo kieto kuro katilas ir tą visą praėjęs, kai ryte atsikeli ir turi greitai bėgti pakūrenti pečių tam, kad būtų šilta namie. Grįžus iš mokyklos irgi turi eiti pakūrenti pečių, kad būtų šilta, nes tai grįžti tėvai ir taip toliau. Bet po to, kai atsirado dujos, mūsų toj gyvenvietėje, kur gyvena tėvai, tai tėvai įsivedė dujas ir atsirado tas komfortas, kai tau nereikia to daryti. Galbūt iš kažkokio ten taupimo savaitgaliais, tai tėvai sakydavo, kad reikia išjungti tą pečių ir pakūreno malkų, nes dar turim krūvą malkų. Puikiai žinomas architektas į tokią praeitį žvalgytis nebenorėtų. Tačiau ne pirmos jaunystės namų, kuriuose gyvenantys žmonės tikrai nusipelnė pokyčių, yra labai daug. Nebijokime pasakyti, labai daug. Ir pavyzdžių turbūt žinote daugelis. Aišku, kadangi tai namas buvo jau seniau statytas, tai tradiciškai šildymas buvo kieto kuro sistema. Bet kam dabar norisi vargti ir dirbti? Iš tikrųjų, žmonės turi daug kitų užsiėmimų, turi darbus, užimtumą ir galų gale norisi namuose to komforto, patogumo. Tai kieto kuro katilas buvo nuspręstas pakeisti dujų balionų šildymo sistemą. Tiko tie patys išvežioti radiatoriai, grindinis šildymas ir prijungtas vandens pašildymas prie tos pačios dujų balionų sistemos, kas itin sumažino elektros sąnaudas, nes prieš tai šildymas buvo elektrinių boilerių. Tai aišku, kad labai smagu ir džiugu, kada klientai pasirenka patogų šildymą, kuris suteikia daugiau komforto ir dar padeda sumažinti šildymo išlaidas. Šildymo dujų balionai sistema gali puikiai tikti ne tik praėjusio amžiaus statybos namuose. Juk beveik ketvirtis šio amžiaus pralėkė labai greitai. Sakyti, kad prieš 15 ar 20 metų statyti namai yra visai nemodernus, tikrai nesinori. Pakankamai nesudėtingai galima viską įsidiegti ir katilas kainuoja irgi nebaisiai ten kažkiek daug, ne už 1000–2000 eurų diapazone mes nusipirksim tikrai gerą katilą, kuris atliks savo funkciją. Ir ar tai yra kaip čia sprendimas būtent kažkur periferijoje pas senyvų žmogų įdiegti tokį sprendimą, taip. Vienintelis momentas, ką reikia išspręsti, tai kaip mes tas dujas ten teiksim. Nes pats žmogus, ko gero, jeigu tai yra senyvo amžiaus žmogus, nenuvažiuos ir nepildys tų balionų. Tai jeigu mes šitą grandį išsprendžiam, tai yra pakankamai geras variantas, nes ne vien tik tai, kad turim šilumą, jisai gamins ir karštą vandenį, tai vėl komfortas. Faktas, kad kaip čia tas kieto kuro galbūt to katilo visiškai iškirsti ir kad jo nebūtų nereikėtų, nes maža kas baigsis dujas, tai žmogus turės opciją, kad pasikurs savo tą pečių, bet tokį šildymo būdą galima kombinuoti dar su kitais. Tai gali būti ir šilumos siurblys, koks nors oras ir vasarais atliks funkciją galbūt to kondicionieriaus, kondicionavimo, žiemą papildomai gali irgi kažkiek šildyti. Tai ar tai yra geras sprendimas naudoti suskystintas dujas šildymui regionuose, nes kaip bebūtų mes tų namų turim tikrai daugumą tokių senų, kurie nėra ten A++, nėra B klasė, o galbūt net ir C. Tai tokiu atveju toks šildymo būdas, manau, kad jis yra pakankamai geras ir efektyvus, kaip iš komforto pusės žiūrint. Pats įrengimas šildymo sistemos, jisai trunka paprastai 1–2 dienas, nes kaip ir minėjau, jeigu prieš tai buvo išvedžiotas šildymas, santechninė dalis tvarkinga, tai belieka pastatyti naują dujų balionų šildymo sistemą, pajungti katilą, vieną dieną atliekami montavimo darbai, sekančią dieną atvažiuoja meistras, kuris sureguliuoja dujinio katilo veikimą, kad kuo mažesnės būtų sąnaudos, kad sistema veiktų optimaliu režimu ir būtų visą laiką pastovus ir malonus šildymas. O kada nuo dujų tiekimo sistemos yra pajungtas ir vandens pašildymas, tai pati sistema veikia ištisus metus, nes reaguoja į užduotį, kokią temperatūrą namuose palaikyti ir kokią temperatūrą palaikyti vandens šildomo. Tai jeigu namuose šilta, yra pasiekiama norima temperatūra, tai pats katilas automatiškai sustoja ir nebeveikia, belieka šildyti tik tai vandenį.
Nusprendus suteikti savo aukštesnį komforto lygį ir gyventi savo namuose, kaip karaliai pavadinkim, ar ne, kad jausti tą tikrai komfortą, nes darbo dienomis žmonės dirba, sunkiai dirba, tai namai yra ta komforto karalystė, kuriuose ir klimatas turi būti komfortiškai malonus. O kalbant apie įrengimą, ar ne, tiek pačios dujų balionų šildymo sistemos, jis yra ganėtinai paprastas, o oras šilumos siurbliai, jie taip pat labai lengvai įrengiami, pastatomi, prijungiami, tai tikrai nereikia įsivaizduoti, kad čia bus kapitaliniai remontai namuose ir jūs tenais vargsit visą vasaros sezoną, kol įsirengsit. Tikrai ne. Paprastai visi darbai atliekami per vieną, galbūt kartais antrą darbo dieną, bet tai tikrai nereikalauja kažkokių didelių sprendimų. Viskas pajungiama labai paprastai, greitai ir jūs jau kitą dieną galite mėgautis komfortu. Ar dujos yra paprasčiau ir greičiau įkaitinu? Taip, faktas. Tau nereikia tiek laukti, plus tu gali daug dalykų automatizuoti, tu gali turėti kažkokį, tu ir turi turėti temperatūros daviklį, kuris įjunginės pečių, išjunginės, reaguos į temperatūrą viduje, reaguos į temperatūrą lauke ir tai duos tau šiokį tokį komfortą gyvenime. Tai. Kas su kietu kūru, tu kiek kūreni, tiek turi šilumos, nuėjai miegoti, ryte turi greitai bėgti, pakūrenti pečių, kad būtų šilta. Tai jau galbūt ir norėtųsi, ypač vyresniam amžiuje, to nedaryti. Dujų sistema, kurią tikrai nesudėtinga įrengti, bet kuriame name, bet kuriame Lietuvos regione užtikrins komfortišką jūsų kasdienybę, o patikimi rangovai suteiks galimybę pamiršti šildymo rūpesčius. Dujų tiekimas yra garantuotas visais metų laikais. Mėgaukitės laiku sau.